Sveiki, esu Evelina, Biokosmetikos akademijos konsultantė, kosmetologė. Biokosmetikos akademijoje kuriame ir gaminame natūralią kosmetiką be sintetinių priedų. Mūsų klientės vis teiraujasi, kaip pasigaminti kosmetikos namuose. Taigi šiandien jums parodysime, kaip namų sąlygomis pasigaminti plaukų kaukę, kuris stiprintų plaukus bei skatintų jų augimą. Kad plaukų kaukė būtų ne tik efektyvi, bet ir saugi naudoti, naudosime tik natūralius ingredientus. Mums prireiks makadamijų aliejaus, sviesmedžio aliejaus, kokosų aliejaus, augalinio drėkiklio, alijošiaus želė, vitamino E bei rozmarino eterinio aliejaus. Kaukės gamybai mums prireiks štai tokių priemonių: kaitinimo elemento, indo su vandeniu, indelio, kuriame maišysime kaukę, šaukštelio bei aliejų matavimo cilindro. Dabar pamatuokime visus ingredientus. Pradėkime nuo aliejų. Biokosmetikos akademijoje naudojame tik natūralius, nerafinuotus, šalto spaudimo aliejus. Gaminant šią kaukę nebūtina griežtai laikytis recepto proporcijų. Kokoso aliejaus mums reikės 4 šaukštelių. Nerafinuotas kokoso aliejus atstato įsausėjusius plaukus. Juos suminkština, pamaitina, grąžina jiems natūralų žvilgesį. Taip pat kokoso aliejus gali būti naudojamas kaip plaukų galiukų rekonstruktorius. Sviesmedžio aliejaus mums reikės 2 šaukštelių. Natūralus sviesmedis naudojamas kaip plaukų aliejus, atstatantis pažeistus ir įsausėjusius plaukus, maitinantis galvos odą. Kietuosius aliejus pastatykime tirpdyti, kad geriau susimaišytų visi ingredientai. Be to ši plaukų kaukė ant plaukų tepama pašildyta. Plaukų kaukę praturtinkime natūraliu augaliniu drėkikliu, cukriniu runkelių ekstraktu. Šio ekstrakto reikės 1 šaukštelio. Augalinis drėkiklis giminingas vandeniui, todėl jis giliai ir lengvai įsiskverbia į plauko kamieną ir perneša naudingąsias medžiagas. Plaukai tampa blizgus ir paklusnūs. Kitas ingredientas į plaukų kaukę – makadamijų aliejus. Jo reikės 10 ml arba 5 šaukštelių. Makadamijų aliejus yra vienas geriausių aliejų plaukų priežiūroje. Jis ypač gerai įsigeria į plaukus, juos minkština ir veikia plauko folikulą. Dabar naudosim alijošiaus želė. Jos mums reikės 10 ml arba 5 šaukštelių. Alijošiaus sudėtyje yra daug mineralų, vitaminų, amino rūgščių, be to net 80% vandens. Dėl šios priežasties alijošius intensyviai drėkina galvos odą ir plaukus. Ir paskutiniai ingredientai – rozmarino eterinis aliejus bei natūralus vitaminas E, kuris yra nepakeičiamas odos antioksidantas. Vitaminą E lašinsim 5 lašelius. Rozmarino eterinio aliejaus 10 lašiukų. Rozmarino eterinis aliejus yra ypatingai naudingas plaukams, kadangi jis teigiamai veikia plauko folikulą, skatina plaukų augimą, plaukai auga sveikesni ir ilgesni. Kaukė jau baigta, štai tokia natūrali ir sveika. Belieka ją supilti į tamsaus stiklo indelį. Taip produktas liks apsaugotas nuo aplinkos poveikio ir ilgiau išliks efektyvus. Kaukę sunaudokite per kelias savaitės. Ją laikykite šaldytuve. Prieš naudojimą pašildykite iki kūno temperatūros. Taip pat kaukę naudokite prieš plovimą ir palaikykite ją kuo ilgiau. Norėdami išlaikyti sveikus ir gražius plaukus, šampūnus ir kondicionierius jiems taip pat rinkitės iš natūralių žaliavų, be agresyvių ploviklių bei sintetinių silikonų.